Šiaip labai sudėtinga kalbėti apie lietuvišką kontekstą ir šiuolaikinį meną, nes iš tikrųjų to šiuolaikinio meno arba šiuolaikinių diskursų ne tiek jau daug mano supratimu ir yra. Ta prasme, aš vis tiek taikyčiau labiau šiuolaikinį meną į diskursų vystymą ir diskursų siejimą su aktualiomis temomis. Tai būtų arba mokslas, arba politika, arba kažkokie tai socialiniai momentai, technologijos be abejonės, nes tai aktualu šiuo metu. Bet konkrečiau, ta prasme, pavardėm, tai aš sakyčiau, Ugnius ir Neringa dirba tame kontekste, tarkim, jie net patys bando apibrėžti savo meną kaip post-digital, nors tas terminas nelabai ką sako iš tikrųjų, bet aš įsivaizduoju, daugiau mažiau jie dirba šitame kontekste. Ką galima, Urbonai, bet Urbonai tiesiog turi pavardę lietuvišką, jie nelabai gal šiuo metu lietuviškam kontekste reiškiasi. Mikšys, kaip visą laiką, jis yra menininkas, ta prasme, jo temas bet kokiu atveju yra universalis, tarkim, kas dar iš tokių žinomesnių menininkų galėtų būti. Pavyzdžiui, šiuo dabar visas pasaulis ūžia kalbėdamas apie post-internetinį meną arba ten biomeną, eksperimentus su visokiais kyborgais ir taip toliau. Lietuvoje tą temą kuriančių menininkų praktiškai nėra. O dabar prieš savaitę teko lankytis Berlyno bienalėje, tai ten irgi vyraujantis trendas dabartinis, tai Lietuvoje 1, 2, gal 3 menininkai galima įvardinti, kurie kuria tokiu stiliumi ir nagrinėja tokias problemas. Tai būna, kaip čia pasakėm, atotrūkis irgi kartais matomas. Aišku, čia labai priklauso nuo srities. Ir nemažai, aišku, yra tų tokių menininkų ir meno, nežinau kaip čia pasakyti, judėjimų, kurie vis dar iš inercijos juda Lietuvoje, bet vėlgi juos išvežus kažkur tai kitur, jie gali arba sustiprėti, arba susilpnėti. Pavyzdžiui, nuvažiavus į Suomiją, gal net į Estiją, tai ten tokių menininkų yra tikrai daug ir jie nagrinėja tas karštas problemas, kurios dabar vyksta ir filosofų galvose, ir politikų kabinetuose ir visur kitur. Fizika, chemija, technologijos, filosofija, visa tai neturi kaip ir vizualios formos, ar ne? Bet jeigu vizualūs menininkai paima ir tas pačias mintis perkelia į vizualią formą, tai vadinasi to paties diskurso aktyvavimas kitoje dimensijoje. Tarkim, mėginimas pasiekti kitą auditoriją iš principo, ne mokslinę auditoriją. Tai vadinasi vėl susumuojant arba apibendrinant, tai gautųsi vėl to paties diskurso aktyvavimas, aktualizavimas kitomis formomis. Tai aš manau, kad menininko uždavinys ir yra būtent ištraukti aktualias temas iš mokslo, iš filosofijos, iš fizikos, kitų sričių ir pateikti kitą formą. Ir tai išdiskutuoti, prasme, arba tai pateikti visuomeniai ir tą temą vystyti toliau. Mano galva, ko gero visos mūsų diskusijos prasmė yra čia ne tik išvardinti įdomybių, ko tik negalima padaryti meno ir mokslo jungty. Taip, įmanoma padaryti labai įdomių ir keistų reikalų, bet visi dažniausiai meniniai projektai šiais laikais yra labiau išjudinantis diskusiją ir užduodantis klausimus, o ne pateikiantis tokį įspūdingą išradimą, kurį daug dažniau tarsi jau mokslininkai pateikia. Menininkai negali pateikti nieko įspūdingesnio negu mokslininkai šią prasme, kad nors naujesnė, technologiškai progresyvesnė. Bet ko gero jie gali tai, kas jau yra mokslininkų tarsi nueitas kelias, patalpinti kitam kontekste ir staiga pamatyti, kad tame yra ir politikos, ir estetikos,
ir labai dažnai galbūt net kritikos. Tai tas kūrinys tampa tam tikrą socialinę kritiką. Tai čia galbūt labiau apie tai tema ir tarkim, to bioarto, visokiausių ten ir biodizaino, ten tų pavyzdžių yra masė ten. Vienu žodžiu, aš to padėsiu. Alchemikai, menininkai labiau negu mokslininkai. Būtent. Gandhi sakė, užteks tų atradimų, reikia kažkaip mylėti tą žemę, reiškia. Tai yra vienas iš dalykų, apie ką mokslas kalba labai, taip sakyčiau, prosukastus dantis, nes jeigu tu paklausytum diskusijos, kai klausia, jūs atradote vieną ar kitą dalyką, ką su to galima padaryti? Tai tada pirmas atsakymas yra, išgydyti vėžį. Antras atsakymas, auginti augalus, kurie bus atsparesni ligom, ne? Tarsi visą laiką yra labai dviprasmiški atsakymai, nes, išgydyti vėžį galbūt tai yra iš karto išteisinti savo atradimą dalykas, bet jeigu jau kažkokius augalus augini, tai yra vėl susijęs su vartojimu, su to, kokius augalus, kas yra ta mityba, ko mums reikia. Visi išradimai yra tiesiogiai susijęs su pasaulio keitimu. Mokslas išrasdamas kažką naujo, iš tikrųjų transformuoja mūsų tikrovę. Tai čia tas meilės klausimas, jeigu nori, atsiranda. Ką reiškia transformuoti? Kaip transformuoti su meilė? Nes be abejo mes keisim. Be abejo transformuosim, bet ar ten tos meilės yra? Čia geras klausimas. Ir ar tai taip naiviai įmanoma tą meilę įžiebti, žinai, čia. Tai yra tam tikras tam tikra ir naivumo problema. Ar mes jau galime būti tokie nuoširdžiai tą žemę mylėti? Ar mes galim pabėgti tą būvį, kuriame nebuvo mokslo tokios pražūtingos įtakos ir sakyti, čia mes mylėsime gamtą tokia, kokia yra. Tokia gamta nebeegzistuoja, mes esame kažkokiai fazai po to. Vadinasi, galime nebent išmokti kažkaip elgtis, kaip jūs sakai, mylėti. Ne? Tai yra tam tikras veikimo būdas. Su tuo, kas jau yra įvykęs, su to moksliniu progresu ir su tom naujom idėjom, kurios yra gaminamas laboratorijose. Į ateitį, ką tu taip įžvelgtum, kaip kis meno formos? Aš manau, kad menas bus įvardinamas vis stipriau ir stipriau tik tai meno kontekste, tarkim. Arba tai yra menas, arba tai nėra menas. Tai prasme, socialiniai reiškiniai gali tapti meniniais reiškiniais, moksliniai reiškiniai gali tapti meniniais reiškiniais, tik tai juos reikia įvardinti. Ta prasme, reikia kontekstualizuoti ir reikia problematiškumą tą atskleisti. Ta prasme, suformuluoti koncepciją meninę ir tada tai yra menas. Bet šiaip aš manau, kad viskas persipina ir tie žanrai, tos rytis neturi prasmės. Tarkim, jeigu tu tapysi, tu gali naudoti tą mediją, bet tu turi iškelti tą problematiškumą šiuolaikiniame kontekste, nes kitaip tai liks ta tradicinė estetika ir viskas, modernistinė estetika, mano supratimu. Tai žvelgiant į ateitį, aš akcentuočiau būtent diskursų vystymą ir meno kaip sąvokos iškelimą virš tų diskursų. Jeigu tai yra aktualu meniniame kontekste, tai galima vadinti menu, šiaip nebūtina. Ta prasme, gali tai būti ne menas, kam menas, projektas. Ta prasme, vis tiek reikia mokintis šiek tiek arba būti susipažinus, kas yra mene vykę seniau, kas vyksta dabar, kas galėtų vykti ateityje, tarkim. Tai, nepasakys kažkoks tai valytojas gatvės, kad aš čia valau gatvę ir tai yra menas. Tai prasme, vis tiek reikia pastatyti į kontekstą ir susijęti ta prasme, diskutuotiną temą į kontekstą. Jeigu valytojas sakys, kad čia yra menas, bet negalės to paaiškinti kontekste, tai tada tas menelis bus silpnas. Bet jeigu tu
pavalysi gatvę ir pasakysi, kad tai yra menas, tu visai kitaip tai apibrėši, nes tu turi savo istoriją, tu esi padaręs eilę dalykų ir visi žino tą kontekstą ir visiems, tai aišku, ką jisai kalba ir visi viską žino. Tai yra labai sudėtinga, tarkim, apibrėžti, kas yra menas. Tai dėl to aš sakau, jeigu pats žmogus tai apibrėžia kaip meną, tai yra menas. Kalbant apie tą, kas bus ateityje, laiką įdomu paspekuliuoti ir paplanuoti. Bet aš manau, kad mes pamatysime, kaip čia pasakyti, įvairių mokyklų ir stilių daugiabalsiškumą, nes vis daugiau grįžta jaunų menininkų baigus studijas Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Amerikoje ir taip toliau. Jie įgyja visai kitokių kūrimo ir mąstymo įrankių ir jie kitom strategijom bando žiūrėti į Lietuvos problemas, kaip pavyzdžiui tas Šančių projektas Kaune arba Šilainių irgi projektas daromas jaunos menininkos ir vėlgi Kaune, tai jie atsiveža visai kitokius įrankius, negu vietiniai menininkai turi ar yra supažinę ir bando patyrinėti tas šiandieninę visuomenę ir kultūros kitais būdais. Ir tai vis atveria kažkokio naujo gal, nežinau, skonio ar kvapo ir aš tikiuosi, kad turėsim įvairesnę meno sceną, nes niekam nepaslaptis, kad Lietuvoje meno scena yra tam tik susifragmentavusi kelias stilius, sritis ar stilius mąstymo kūrimo būdus. Ir jie yra tokie, kaip čia pasakyti, tai nėra tam tikros, kaip čia pasakyti, balsų demokratijos. Tai dėl to aš manau, kad turėtų būti įvairiau ir įdomiau. Aišku, sąlygos vis dar sudėtingos yra Lietuvoje ir menininkui kurti ir gyventi, tai tikiuosi, kad, jeigu mes palyginam Lietuvą su kažkokia valstybė panašaus dydžio, tarkim, ar gyventojų skaičiaus kaip ten Suomija, Airija, tai manau, kad jeigu viskas vystysis sėkmingai, tai po 20-30 metų tikrai turėtumėm būti pasiekę kažkokią tai įdomesnį etapą. Bet pats sakėjai pradžiai, kad savam kaime pranašu nebus. Nu taip, bet tai tie menininkai, kurie pastudijavę užsienyje, sugrįžta ir tampa po truputį pranašais. Jis bando naujus metodus ir panašiai sugrįžta. Dabar ne vienas menininkas Lietuvos ir dirba ir studijuoja ir dėsto užsienyje. Gal po 5, gal po 10 metų, 15 jie sugrįš ir tada bus pranašai. Ir dabar yra vienas kitas toks. Žinai, kas yra? Aš pasakysiu tau tokį dalyką. Man atrodo, kad mes artėjam, čia sunku labai apie tai kalbėti, bet mes artėjam prie kažkokio kito materijos suvokimo. Ir čia nekalbu to jokių būdų nei ezoteriškai, nei ten galbūt to alchemiškai, jeigu nori, nors tame yra tam tikros alchemijos. Tiesą pasakius, materija visada buvo alchemiška, tik mes to nepastebėjome. Ko gero, taip, tai aš galiu pasakyti. Arba mes tą alchemiją suvokiame visai kartais primityviais būdais. Tai mano akimis materializmas kaip toks, jisai visiškai keičia savo prasmę. Dabar labai daug kalbama filosofija apie materializmą, bet lygiai taip pat, man atrodo, mene yra mąstoma apie materiją, ją atsigręžiama ir dėl to tas mokslas tampa svarbus. Materija yra kažkas kito, negu mes galvojame iki šiol. Ir jeigu mokslui tai tampa dažnai tokiam smulkių, trumpų distancijų bėgime atsakymai. Mes galim tai redaguoti genomą, dar kažką padaryti su materija. Tai mene tas klausimas gali tapti kažkokia didesnė paradigma apie tai, kaip mes galime keistis ir kuo mes galime tapti. Tai čia man yra įdomu. Aš sakyčiau, tai yra klausimas apie tai, kaip jeigu mes jau atsigręžėme į materializmą, tai kaip perminkyti save, kaip autopoetinis klausimas, kaip susikurti save iš naujo.